Norėjau užduoti klausimą, ar jums kada nors, kas nors, kaip sakyt, gerą naujieną pasakė? Pavyzdžiui, atsirado vieta darželė jūsų vaikui. Ar gerą naujieną? Laukiam eilės ir staiga, sako, yra vieta. Arba kažkokį tyrimą padarėm ir laukiam atsakymo. Ir ateina, sako, viskas gerai pas jūs. Gerą naujieną. Ir tokių naujienų aš manau, kad mūsų gyvenime tikrai būna ir yra nemažai, kartais mes gal nepastebime. Ir Dievas taip pat gerą naujieną atnešė ar paskelbė žmonėms. Ir gera naujiena tai ar Evangelija iš graikų kalbos, tai yra Naujasis testamentas, kur Dievas pasakė, tai yra Evangelija. Ir nuo pat pradžios yra kalbama apie tai, kaip Kristus gimė, kaip jis gyveno, ką jis darė ir kaip galiausiai jis mirė ant kryžiaus. Tai buvo paskelbta gera naujiena žmonijai, kiekvienam žmogui asmeniškai. Ir šiandien aš norėčiau kalbėti apie Evangeliją, kuri nesikeičia. Žinot, yra naujienos, kurios keičiasi. Vienas pasakė, kad žinai, bus taip, kitas sako, ne, taip nebus, mes pergalvojome ir taip toliau. Ir ta naujiena neneša palaimos, o kaip tik kažkokią nusivylimą. Bet Dievas, žinot, kada jis atneša naujieną, jo naujiena nesikeičia. Yra visada ta pati, nuo pat pradžios pasaulio iki gyvenimo pabaigos šito pasaulio, šita naujiena bus nepakeista. Ir mes su jumis girdėjome laišką Galatams, kur buvo kalbama apie Evangeliją. Ir apaštalas Paulius, atnešdamas tą žinią Galatams, ir dar kartą keletą eilučių paskaitysiu, pirmas skyrius, nuo 3 eilutės, kur apaštalas Paulius rašo laišką Galatams, jis sako, malonė ir ramybė jums nuo Dievo Tėvo ir mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris atidavė save už mūsų nuodėmes, kad išgelbėtų mus nuo dabartinio blogo amžiaus pagal mūsų Dievo ir Tėvo valią, kuriam šlovė per amžius, amen. Stebiuosi, kad jūs nuo to, kuris pašaukė jūs į Kristaus malonę, taip greitai persimetate prie kitokios Evangelijos, kuri tarp kitko nėra kitokia, o yra tik jūs klaidinantys žmonės, norintys iškreipti Kristaus Evangeliją. Bet nors ir mes patys, arba angelas iš dangaus jums skelbtų kitokią Evangeliją, negu mes jums paskelbėme, tebūna prakeiktas. Mes, mėlieji, kaip tikinti žmonės, iš tikrųjų išgirdome savo laiku Evangeliją, gerąją žinią apie Dievą, apie žmogų, už kurį Dievas paaukojo savo gyvenimą. Ir einant toliau tikėjimo keliu, žinot, mes išgirstame kažką naujo. Ir mums atrodo, kad man trūksta prie Evangelijos, o čia kažkokia dar geresnė, nauja žinia man. Ir Paulius matė problemą yra Galatų bažnyčioje, kad tie žmonės, kurie išgirdo Evangeliją, kurie įtikėjo, kurie yra palaiminti, kurie džiaugiasi, ir staiga kažkas ateina ir sako, jums trūksta iki išgelbėjimo. Šita Evangelija kažkokia nėra tikra. Ir mes matome, tie žmonės persimeta prie kitokios Evangelijos. Ir tada Paulius drąsiai kalba apie tai, sako, negu jei ir aš ar angelas iš dangaus ateitų ir pradėtų jums kalbėti kitą Evangeliją, sako, tebūna prakeiktas.
Mes matome, kad ypač dabar mūsų visuomenėje, krikščioniškame pasaulyje, žinot, yra daug pasiūlymų, daug kitokios evangelijos. Ir gaila, kad kada pasižiūri į kaip kurios žmonės, kurie seniai įtikėjo, žinot, ir staiga pasirodo kažkoks pamokslininkas, pranašas, ar tai Šapovalovas, ar tai Jošua, ar ten dar kiti, žmonės pameta savo bažnyčią, eina į kitą bažnyčią. Jie ieško kažkokios kitokios evangelijos, sako, oi, ten geriau, ten bus daugiau. Paulius sako, nebus daugiau. Kristus yra evangelijos pilnatvė. Žinot, daugiausiai nieko nesužinosime. Vienas žmogus, kuris perėjo pas mormonus ir jie atėjo, buvome susitikę ir jis sako, ten Švedijoje, Stokholme yra šventykla mormonų, sako, ten, žinai, ten toks gali pajausti Dievą, meditacija ir taip toliau. Ir aš tada jam sakau, klausyk, brolė, dabar jeigu grįžtame prie Evangelijos, grįžtame prie Kristaus, ar tu kažką daugiau pažinai tenai? Nu, žinai, daugiau nepažinau. Tai sakau, kodėl tu palikai Kristų? Kodėl tu eini prie kitokios evangelijos, atseit ten kažką daugiau? Nu, nebus daugiau. Nes Kristus yra pilnatvė evangelijos. Ir šiandieną norėčiau trupučiai apie tai pamastyti, pakalbėti. Ir pirmas evangelijos skelbėjas tai buvo Jėzus Kristus. Jėzus, kada užaugo, jis pradėjo savo tarnystę ir pirmieji žodžiai, kada jis išėjo, jis kalbėjo, sako, atėjo metas, prisiartino Dievo karalystė, atgailaukite ir tikėkite Evangeliją. Reiškia, Jėzus kalba apie tai, kad Evangelijos dalis tai yra Dievo karalystės atėjimas ir tai yra atgaila, kada žmogus, suvokdamas savo nuodėmingumą, ateina prie Dievo ir atgailauja už savo nuodėmes. Ir kas prisiliečia prie Evangelijos, ją pažino, pasinaudojo, žinot, tas žmogus negali tylėti. Jeigu jis išgirdo gerą žinią, jis eina ir kalba kitiems tą žinią. Ir kada mes žiūrime į mokinius, ir Jėzus net pats jiems pasakė, kad eikite į visą pasaulį, skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir bus pakrikštytas, bus išgelbėtas. Reiškia, visai kūriniai, visiems žmonėms. Ir geriems, ir blogiems, kaip mes įsivaizduojame, žinot, visiems reikia geros žinios apie Dievą, kuris pamilo pasaulį, kuris atsiuntė į žemę savo viengimį sūnų Jėzų Kristų. Ir mes matome, kad Evangeliją reikia pasinaudoti. Sako, kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas. Jeigu žmogus žino Evangeliją, jis girdėjo, bet jis nepriima savo širdimi tą, ką Dievas sako, ir krikštu nepatvirtina, kad noras eiti Dievo keliu, žinot, Evangelija yra tuščia tam žmogui. Ir apaštalas Paulius kalba romiečiams, jis kalba, kad aš nesigėdiju Evangelijos. Sako, nes yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki. Pirma žydui, paskui graikui. Apaštalas Paulius tai buvo ypatingas žmogus, mokytas žmogus, teologas, religingas žmogus, viską žinantis, kas liečia dvasinių dalykų. Bet jis nesuvokė vieną dalyką Evangelijoje. Jis norėjo savo jėgomis patikti Dievui. Jis norėjo vykdyti įstatymą. Ir
Jis pradėjo persekioti tos žmonės, kurie pradėjo skelbti Evangeliją. Atiduoti į kalėjimus. Ir vieną dieną jis išgirsta Evangeliją. Jėzus jam apsireiškia ir sako, Sauliau, kodėl tu mane persekioji? Jis tada užduoda klausimą, sako, kas tu esi? Sako, aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Ir mes matome, kad šitą Evangeliją pakeičia Pauliaus širdį, kryptį. Ir jis suvokdamas tai, kad sako, aš nesigėdžiu Evangelijos, yra Dievo jėga. Ir aš manau, kiekvienam iš mūsų savo laiku Evangelija padarė tam tikrą galią ir stebuklą. Apšviečia protą, duoda suvokimą apie gyvenimą, apie pasaulį. Mes pradedame suprasti ir matyti visai kitaip. Ji turi Dievo jėgą. Ir tada, kada mes šiandieną kalbame Evangeliją žmonėms, mes neturime nusiminti ir galvoti, kad jis negirdi, jis nenori klausytis. Mes turime tikėti, kad Evangelija yra Dievo galia. Jeigu šiandien žmogus neklauso arba neparodo, kad klauso, bet žinot, šitą Evangeliją padarys savo darbą savo laiku tam žmogui. Arba jis atsivers, arba jis sąmoningai sakys Dievui ne. Bet jis padarys savo darbą. Žmogus negalės pasipriešinti Evangelijai, nes tai yra Evangelija iš Dievo. Ir dabar, jeigu mes pasižiūrėsime konkrečiai Evangeliją, kas tai yra? Laiškas Korintiečiams 15 skyrius, apaštalas Paulius. Čia keliose eilutėse jis bando paaiškinti visą Evangeliją. Ir nuo pirmos eilutės 15 skyrius, pirmas laiškas Korintiečiams, sako, broliai, aiškinu jums Evangeliją, kurią jums paskelbiau, kurią jūs ir priėmėte ir kurioje stovite. Paulius paskelbė, jie priėmė ir sako, kurioje stovite ir kurią esate išgelbėti, jeigu jūs laikotės to žodžio, kurį jums paskelbiau, kitaip jūs įtikėjote veltui. Tai mes matome, kada mes priimame Evangeliją, mes joje džiaugiamės ir mes turime pasilikti toje Evangelijoje, mes turime stovėti Evangelijoje. Mes turime stovėti tame mokyme ir supratime, kur kalba mums Dievas, kur Dievas mums aiškina apie tą gėrį, gerovę, einant to keliu į amžiną gyvenimą. Ir toliau jis sako, pirmiausia, jums perdaviau tai, ką pats gavau, kad Kristus numirė už mūsų nuodėmes pagal raštus. Štai Dievo Evangelija, kad Jėzus mirė už tavo ir mano nuodėmes. Žmonės nuodėmingi, kiekvienas mes jaučiame. Žmonės ieško per visokias meditacijas, per pratybas, per jogą ir taip toliau, nori išsilaisvinti, nori atsipalaiduoti. Bet žinot, ten nėra Evangelijos. Nepadaro. Šiai dienai, šiai minutei kažkas gerai. Bet Paulius sako, Evangelija tai yra, kad Kristus numirė. Ir tie raštai jau 1000 metų kalbėjo apie Mesiją. Tai ne taip kažkokia naujiena dabar atsirado, bet Dievas 4000 metų kalba ir sako, ateis Mesijas ir įvykdys tą gerą žinią, kurią jums yra skelbiama. Ir sako, kad nuodėmės, Kristus numirė už mūsų nuodėmės. Ir ketvirta, ir kad jis buvo palaidotas ir kad prisikėlė 3 dieną pagal raštus. Ir Evangelija yra tame, kad Dievas, kuris miršta už žmonijos nuodėmes, jis nepasilieka ant kryžiaus. Bet jis savo prisikėlimu nugali nuodėmę, nugali mirtį, nugali šėtoną. Ir jis parodo, kad tai yra gerai naujiena žmogui, kuris turi galimybę taip pat prisikelti savo laiku.
Tai yra galimybė žmogui pasipriešinti šio pasaulio kunigaikščiui, šėtonui ir pasakyti ne. Tai yra gerąją naujieną tam, kad šiandien, būdamas Kristuje ir su Kristumi, aš esu laisvas nuo nuodėmės. Ir aš galiu pasakyti nuodėmei ne, būdamas Kristuje. Čia yra gerąją naujieną visam pasauliui. Ir tas žmogus, kuris pasinaudoja tą Evangeliją, tą gerą žinią, iš tikrųjų jis yra laimingas ir palaimintas. Ir apaštalas Paulius toliau laiške Efeziečiams, jis pasako taip pat, kokiu tai būdu vyksta. Antras skyrius, laiškas Efeziečiams, nuo 8 iki 10 eilutės, toks vyksta paaiškinimas. Sako, nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą. Ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Reiškia, visos pasaulio religijos bando savo jėgomis, savo gerais darbais patikti savo Dievui. Ir Evangelija yra tame, kad mes esame išgelbėti malonę per tikėjimą. Tu negali uždirbti nuodėmių atleidimą. Tu negali kažką įdėti. Bet tai yra malonė iš Dievo. Tu priimi tikėjimą, tai yra Dievo dovana. Ir tu tą dovaną priimi, džiaugiesi ir dėkoji Dievui. Reiškia, Dievo dovana. Ir toliau sako, ir ne dėl darbų ar nedarbais, kad kas nors nesigirtų. Žinot, Dievas, jis būtų neteisingas. Jeigu aš sveikas žmogus, aš galiu padaryti daug darbų gerų ir įsigelbėti. Bet ką gali padaryti tas žmogus, kuris sėdi vežimėlyje? Jis negali. Bet Dievas taip universaliai padarė, kad kiekvienas žmogus, tikėdamas Jėzaus Kristaus auką, jo malonę, jis priima, patikė ir yra išgelbėtas. Tai yra geroji žinia tau, tavo artimiesiems, tavo draugams ir visiems, kurie klauso. Ir 10 eilutė mums kalba apie tai, kad sako, mes esame jo kūrinys, sukurti Kristų Jėzui geriems darbams, kurios Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Mes esame išgelbėti ne darbais, ne dėl darbų, bet geri darbai. Tai yra rezultatas to tikėjimo, Dievo pažinimo, kada tu darai gerą, nes Dievas yra geras. Nes tu pažinai šitokį Dievą, tu kitaip nebegalėjai. Ir todėl, būdami Kristuje, iš tikrųjų mes esame tie žmonės, kurie ir žodžiu, ir gyvenimu mes kalbame apie Dievą. Jėzus Kristus kažkada pasakė, sako, jūs esate pasaulio šviesa. Aišku, pirmiausiai sako, aš esu pasaulio šviesa. Bet po to sako, jūs esate pasaulio šviesa. Sako, šviesa nepaslėpia kažkur po stalo, po indo ir taip toliau. Žibintą, sako, bet stato ant matomos vietos. Ir todėl, mėlyje, mūsų žmonės mato. Jeigu tu bandai pasakyti, kad esi tikinti žmogus, skaityk, tave visi mato. Ir toliau Jėzus sako, kad žmonės, matydami jūsų gerus darbus, šlovintų jūsų dangiškai tėvą. Kada žmonės matys mano žodžius, matys mano gyvenimą ir sakys, nu tikrai su to žmogumi yra Dievas. Kada mes nemelosime, kada mes neapgaudinėsime, kada mes rūpinsime žmogumi iš širdies, žinot, žmogus tai matys. Ir jis tai įvertins. Ir dar apaštalas Paulius, jis kalba, korintiečiams sako, jūs esate skaitomas laiškas. Žinot, žmonės skaito. Ir kaip nekeista, žmonės sako, a tau taip negalima, a tau taip negalima.
Žinot, jis daugiau žino negu aš, ką man galima, negalima. Jo, iš vienos pusės jis yra teisus žmogus. Taip, jeigu aš sakau, kad esu tikintis, taip, mano gyvenimo būdas skiriasi nuo pasaulio gyvenimo būdo. Tai yra natūralu. Ir dabar, jeigu mes žiūrime toliau, apaštalas Paulius Galatam ir sako, kad Evangelijos nėra kitokios, negali būti. Evangelija nepasikeis iki pasaulio pabaigos. Bet sako, yra tik jūs klaidinantys žmonės, norintys iškreipti Kristaus Evangeliją. Yra žmonės, kurie nori pridėti prie Evangelijos. Kuris sakys, čia atrodo neblogai, bet dar reikia. Mes matom, Paulius eina, skelbia Evangeliją, iš paskos eina judaistai ir jis sako, taip, Kristus tikėjimas gerai, bet sako, jums reikia dar apipjaustytis ir reikia laikyti šabo, reikia dar vykdyti įstatymą, nes nebusite išgelbėti. Ir tada mes matome, Paulius bando šitiems Galatams, ten daug jis per visą laišką kalba apie įstatymą, apie malonę, apie apipjaustymą, apie kitokius dalykus. Ir žinot, mūsų gyvenime taip pat mes sutinkame žmonės, kurie panašiai kalba. Mes kada atvažiavome į Kauną, nebuvo ne vienos evangeliškos bažnyčios. Ir kada sužinojo, kad čia tokia yra jauna šeima, atsirado pavieni tikinti žmonės, adventistas, atėjo, sako, reikia laikyti šabo dienos prie Kristaus Evangelijos. Aš tik įtikėjau, nežinau to skirtumo jokio šabo dienos. Ateina kitas, sako, tau reikia kalbos dovanos prie tavo išgelbėjimo prie Kristaus. Trečias ateina, sako, žinai, sako, reikia plauti kojas per vakarienę. Ketvirtas Biblijos studentas ateina, sako, klausyk, Jėzus nėra Dievas, o šventoji dvasia tik vėjas. O žinot, aš jaunas tikintysis, nieko nesuprantu, bet pradedu rimtai skaityti šventąjį raštą. Sakau, viešpatie, nesuprantu, kas čia darosi. Kiekvienas nori prie išgelbėjimo kažko pridėti. Ir po trupučiuką, kaip sakoma, įsigilinus į Dievo žodį, aš pradėjau suprasti, kad Evangelija nesikeičia. Yra tam tikros tradicijos, gali būti praktika kažkokia vienoje ar kitoje bažnyčioje, bet nieko bendro neturi su Evangelija, neturi bendro su išgelbėjimu. Nes Jėzus Kristus padarė viską. Niekas negali prisidėti. Aš negaliu prisidėti, kažką padarydamas, patikdamas Dievui. Ir šiandieną taip pat mes matome nemažai yra krikščionių, kurie sako, taip, tu įtikėjai, viskas gerai, bet tavo gyvenime, jeigu nėra stebuklų kiekvieną dieną, tai reiškia, su tavimi yra negerai. Kiti sako, klausyk, tu esi tikintis, bet tu esi vargšas. Tikintis žmogus, jeigu tu tiki tikram Dievui, pas tave turi būti pinigų ir tu turi daugiau turėti negu kaimynas. Nes taip su Dievu pas tave nėra santykių. Žinot, daug ateina ir pradeda aiškinti, kiti sako, klausyk, tavo atgailauti nereikia už tavo gyvenimą, už tavo elgesį. Dievo malonė tokia didelė, kad atleidžia viską. Gali daryti, ką nori. Bet mes skaitome šventąjį raštą, kad Dievas labai myli, jis tikrai atleidžia. Bet jis yra teisingas Dievas. Jis negali atleisti, jeigu nėra atgailos. Jeigu tu nenusižemini ir neteini ir sakai, viešpatie, štai aš, žmogus, aš suprantu, suklydau. Tai, mylėjai, daug yra tų, kurie iškreipia Evangeliją
ateina, kažką kalba. Todėl mes turime suprasti ir suvokti. Jėzus Kristus kažkada kalbėjo, sako, kad pas jūs ateis vilkai avių kailyje. Reiškia, ateis žmonės į bažnyčią, kurie bus geri oratoriai, kurie tokie bus dvasingi, kurie ten žino Bibliją beveik atmintinai, ten aiškina. Bet žinot, vieno dalyko jie neturi. Jie nemyli kaimenės. Jie atėjo sudraskyti, jie atėjo išardyti. Jiems žmonės visai nebrangus. Jėzus sako, netikri pranašai. Todėl mes, kaip tikinti žmonės, iš tikrųjų mes turime žiūrėti, ką žmonės neša, ką jie kalba. Ar jie nori statydinti, ar jie nori griauti, ar jie nori sakyti, čia viskas blogai, čia nieko gero nėra. Čia nėra šventosios dvasios. Ir Jėzus Kristus kažkada sako, ateis netikri pranašai, netikri mesijai. Jis sako, jie norės suklaidinti netikinčiosius. Velnias kartais ateina kaip šviesos angelas, žinot, toks geras. Jis taip nori rūpinti žmogumi. Jis nori užjausti žmogų. Bet jis sako, čia netikra. Ir apaštalas Paulius kalba apie paskutiniuosius laikus ir sako, kai kurie atkris nuo tikėjimo, prisiryždami prie klaidinančių dvasių ir demonų mokymus. Reiškia, dabar dvasingumas antik yra išvystytas. Ateina į taip pat krikščioniškas bažnyčias iš hinduizmo, iš budizmo, ateina ezoterika, ateina meditacijos, žinot, ir visi sako, kad žmogus taptų dvasingas. Bet čia yra melas. Žinot, dvasingas žmogus gali tapti tik per šventosios dvasios atgimimą, kada šventoji dvasia atgimdys naujam gyvenimui, kada Kristus dalyvauja ir atleidžia nuodėmes, tai yra Evangelija. Visur kitur yra apgaulė. Nėra kito atėjimo pas Dievą. Ir matote, eilutė čia yra parašyta. Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. Per Jėzų į dangų niekas kitas negali atvesti, jokie tavo geri darbai ar kažkas tavo gyvenime. Dabar yra dalykai, kaip apaštalas Paulius čia kalba, 5 skyrius, ir čia galim nuo 6 eilutės paskaityti keletą eilučių. Sako, nes Kristui Jėzui nieko nereiškia nei apipjaustymas, nei neapipjaustymas, bet tikėjimas veikiantis meilė. Jūs taip gražiai bėgote, kasgi jums sukliudė paklusti tiesai? Ne tas, kuris jūs pašaukė šitaip įtikino, truputį raugo ir augina visą maišymą. Paulius sako, jūs bėgote taip gražiai. Jūs taip gerai ėjote to keliu, kažkas sustabdė jūs. Ir mes matome tie žmonės, kaip tik tie mokytojai netikri, žinot, jie sustabdo, mes atrodo, ėjom gerai, mes džiaugiamės. Ir staiga sako, tau trūksta. Pri tavo išgelbėjimo tau kažko trūksta. Ir Paulius sako, kas? Kasgi sukliudė paklusti tiesai? Ir mūsų gyvenime yra nemažai dalykų, žinot, kurie tikrai sustabdo mus. Taip pat apart netikrus pranašus, mokytojus. Ir vienas iš tokių dalykų tai yra lengvabūdiškumas. Žinot, mes priprantame prie tikėjimo, prie santykių su Dievu, su Kristumi. Ir atrodo, čia taip yra. Ir po trupučiuką mes taip lengvabūdiškai žiūrime į tas vertybės.
į tą atpirkimą, kurį kainavo Jėzui gyvybės. Ir Ekleziasto, paskaitysiu Ekleziasto knygą. Ir pirmiausia, taip jauni žmonės yra, čia nėra, kurie yra. Tu irgi jaunas, gerai. Tai vat, reiškia, Ekleziastas kažkada pasakė, aišku, čia, matot, čia yra jauniems žmonėms ir visiems mums tinka. Tik klausimas yra, jeigu žmogus iš jaunystės neteisingai pradės judėti, jis padarys labai daug klaidų, kurių neįmanoma bus pakeisti. Jeigu žmogus jau kaip sakoma, vidurinėme amžiuje ar kaip, mažiau bus to pasiekmių, bet vis tiek jie bus. Ir todėl Ekleziastas 11 skyrius 9 eilutė sako, jaunoli, džiaukis savo jaunystę. Tegul tavo širdis džiugina tave ir eik, kur tavo širdis traukia ir kur akis mato. Bet žinok, kad už viską turėsi atsiskaityti prieš Dievą. Dievas leidžia. Tegu daryk, ką nori. Bet žinok. Ir todėl, mėlyje, aš manau, tie žodžiai iš tikrųjų yra mums, čia yra toks lengvabūdiškumas. Žmogus sako, ta koks skirtumas, aš kada pasensiu, aš tada atgailausiu, aš ateisiu pas Dievą, aš pakeisiu savo gyvenimą. Bet žinot, kada mūsų gyvenimas nustos egzistuoti, ne vienas iš mūsų nežinom. Ir antras dalykas, žinot, jeigu mes eisim be Dievo, mes iš tikrųjų daug prarasime. Mes neturėsime tiek džiaugsmo ir palaiminimo, kur siūlo mums dangiškasis Dievas. Ir dar vienas tokio lengvabūdiškumas, jeigu mes žiūrėsime, kur buvo 10 mergaičių, 5 protingos, 5 kvailos. Ir tas skirtumas tarp jų buvo toks, kad vieni paėmė žibintus, bet nepaėmė aliejaus. Įsivaizduokite, aš užvakar važiuoju į Palangą. Žiūriu, mano bakas tuščias. Galvoju, kaip nors mes čia nuvažiuosime, pasieksime tikslą. Bet aš suprantu, kad aš nedavažiuosiu. Man reikia kuro. Ir todėl Dievas kalba, kad tos mergaitės paėmė žibintus. O kur kuras, kur aliejus? Ir todėl tas lengvabūdiškumas, žinot, kartais ir atveda ir sudaro problemos. Ir galiausia, jos neįėjo į vestuvės tik dėl to, kad lengvabūdiškai žiūrėjo į savo gyvenimą, savo elgesį. Antras dalykas tai yra tinginystė. Atrodo, kas čia patinginiauti trupučiuką galima. Patarlių knygoje mes skaitome apie skruzdėles. Sako, jos dirba, sako, ne visai netinginiavo, ne tas tinginys, kur atsigulė, guli ir galvoja, atsikelsiu, ten kažkas bus, valgyti ir taip toliau. Sako, jos dirba, jos ruošiasi žiemai. Ir, žinot, kartais, aišku, mes neįvertinam taip, kad tai yra tinginystė. Kada mes pasižiūrime į karalių Dovydą, tai buvo žmogus iš tikrųjų aktyvus savo gyvenime, daug kariaujantis, kovojantis už tiesą, už tikrą tikėjimą. Ir taip. Ir vieną dieną, kada visi karaliai eina į karą, jis nusprendė pasilikti Jeruzalėje. Galvoju, patinginiausio čia, biškį. Ir kada jis išėjo į stogą, pradėjo žiūrėti aplink ir taip toliau, jis pamatė moterį, nuogą, graži, su ją permiegojo. Paskui nužudė jos vyrą.
Ir galiausiai atėjo bankrotas jo gyvenime. Jis nejaučia Dievo artumo, šventosios dvasios džiaugsmo nėra. Ir gerai, kad Dievas atsiunčia pranašą Nataną, kuris sako: Dovydai, tu esi tas, kuris atėmė vieną avelį. Sako, tau reikia mirti, kaip tu ir sakai. Ir todėl tas tuščias laiko praleidimas, žinot, jis yra labai pavojingas. Arba mes pasižiūrėsime, kada šeimininkas dalino talentus, 5, 2, 1. Ir tas, kuris gavo 1, jis užkasė. Ir galiausiai, kada grįžo šeimininkas, jis sako, atneškit kiekvienas, vienas atnešė dar 5, dar 2, o tas atneša 1. Sako, aš užkasiau tavo talentą. Sako, nes tu tas, kuris sėjai, pjauni, kur nesėjai, pradėjo kaltinti šeimininką. Ir matome, aišku, pabaiga šito žmogaus, kad jis buvo išmestas laukan į tamsybės, kur verksmas ir dantų griežimas. Todėl mes, kaip tikinti žmonės, žinot, mes turime daryti tą, ką mes galime daryti, paprastus dalykus. Dievas nereikalauja kažko ypatingo, bet jeigu tu turi 5 talentus, tu gali iš tikrųjų atnešti dar 5. Jeigu tu turi 2, dar 2. Jeigu turi 1, tikrai 1 gali patarnauti Dievui. Tiek pagal savo jėgas. Bet jeigu mes atsisakome, nedarome, užkasame, žinot, šita tinginystė prie gero nepriveda. Ir tikrai mes sustosime tame kelyje, jeigu mes netarnausime, jeigu mes nieko nedarysime, jeigu mes tik rūpinsime savo reikalais. Dar vienas dalykas tai yra murmėjimas ir nedėkingumas. Žinot, ką blogai pamurmėti, atrodo nieko tokio. Vieną kartą galima. Bet jeigu tai tęsiasi 1, 2, 3 ir visą gyvenimą, žinot, nepasitenkinimas, nedėkingumas, žinot, tai sustabdys tave, išardys, tapsi bankrotu savo gyvenime, prarasi viską. Mes matome, jeigu mes pasižiūrėsime į žydus, kurie eina per dykumą ir jie viską turi. Kiekvieną dieną jie gauna valgyti. Jų rūbai ir batai nesusidėvi. Pilnas aprūpinimas. Bet jie murma. O kodėl čia taip? Mes čia neturim česnako, mes neturim svogūnų, o čia ne taip, kaip buvo Egipte, ten buvo geriau ir taip toliau. Tai ir mes matome, galiausiai pradėjo murmėti prieš Dievą. Aišku, Mozė kaltas, tai Dievas ypač kaltas. Kodėl jis čia taip padarė? Ir, mėlyje, mes iš savo pusės tikrai turime stengtis dėkoti Dievui. Ir apaštalas Paulius Tesalonikiečiams jis sako, kad už viską dėkokite, nes tai yra Dievo valia Jėzuje Kristuje. Reiškia, už viską dėkoti. Nes reikia pereiti gyvenime per išbandymus, per sunkumus. Ir Dievas visada yra šalia. Jeigu mes jau nesugebame, neturime jėgų, mes sakome, Viešpatie, būk su manimi, eik su manimi, toliau, padėk man. Aš bijau, užeik su manimi į kabinetą, dar kažką, nesvarbu. Mes galime viską kalbėti su Dievu. Ir Dievas iš tikrųjų jis yra šalia. Ir, mėlyje, Jėzus Kristus jis kalbėjo, kad mes saugokimės, kad mūsų širdis nebūtų apsunkintos nesaikingumo, girtavimo, gyvenimo rūpesčių. Nesaikingumas. Jeigu mes pasižiūrėsime, kas čia nesaikingumas? Iš tikrųjų mes turim
daug dalykų, kurie mums nereikalingi. Ateini į parduotuvę, žinot, ten akcijos, oi, nupirksiu. Atneši į namus, žiūri, palauk. Gal po gyvenimo pabaigoje reikės kažkoks daiktas bus reikalingas. Jis man nereikalingas. Ta prasme, mes kažkaip esame pagauti tą srovę šito pasaulio ir mus neša. Aišku, pasakyti, kad tai yra nuodėmė, nepasakysi, bet kad tai yra gėris, irgi nepasakysi. Bet tie dalykai gali mus sustabdyti. Ir gyvenimo rūpesčiai, kada mes per daug rūpinamės, kada mes iš tikrųjų save atidodame tiems dalykams. Ir mes matome, buvo su Jėzumi vienas apaštalų, kuris ėjo kartu su visais, Judas. Žinot, vieną dieną ir Jėzus pasakė konkrečiai, kad šitas žmogus pamilo pinigus. Ir tos meilės pinigams, iš tikrųjų jis išdavė savo mokytoją ir velnias jį pražudė. Todėl ir pinigai, ir kiti dalykai yra gerai, bet kada mes pradedame mylėti, jos tada atsiranda problema. Mes turime laikytis ir skelbti mums patikėtą Evangeliją. Ir tame mums, žinot, iš tikrųjų padeda tas tikėjimas į Dievą, kurį mes pradžioje priėmėme ir patikėjome, kad Kristus yra pasaulio gelbėtojas. Ir dabar kiekvienas iš mūsų, ir apaštalas Paulius siūlo net Korintų bažnyčiai, 13 skyriuje, 2 laiškas, 13 skyrius, jis siūlo pasižiūrėti ir prisiminti 5 eilutė, 13 skyrius, 2 laiškas korintiečiams, sako, patikrinkite patys save, ar esate tikėjime. Ištirkite save, ar nepažįstate savęs ir nežinote, kad jumise yra Jėzus Kristus? Nebent jei neišlaikote mėginimo. Žinot, kartais atrodo, kad viskas gerai tavo gyvenime, tu eini, ateini į pamaldas, ten susitinki, pasimeldė, Bibliją paskaitai, atrodo viskas gerai. Bet Paulius sako, ištirkite, pasižiūrėkite, sustokite, pamastykite, pamatykite, kur dabar esate tame kely, tikėjimo kely. Ir iš tikrųjų tas tikėjimas išduoda jėgos ir stiprybės. Ir jeigu mes pasižiūrime į žvalgus, kurie nuėjo pasižiūrėti į pažadėtąją žemę, 12 vyrų nuėjo. Ir kada jie grįžo, žinot, 10 iš jų kalbėjo, ten matėme milžinų, mes nenugalėsime, jie mus nugalės, nužudys. Jie savo akimis, žmogiškomis akimis matė situaciją. Tik 2 žmonės, Kalebas ir Jozuė, jie Dievo akimis žiūrėjo į situaciją ir jis sako, mes eisime, mes nugalėsime, Dievas bus su mumis. Ir todėl į gyvenimo situacijas mes neturime žiūrėti savo protų, savo akimis, savo kūniškų žmogumi, bet mes turime žiūrėti Dievo akimis, kad viešpats yra su manimi. Todėl aš praeisiu, aš pasieksiu. Tai yra ta gera žinia man iš Dievo, kuris Dievas man dovanojo. Ir aš tame esu. Aišku, jeigu mes paimsime dar Danielių, Šedrachą, Mešachą, Abednegą, kurie taip pat nenorėjo pagarbinti šitą statulą auksinę, ir sako, mes negarbinsime jos. Jis sako, mes tikimės, kad Dievas mus gali išgelbėti iš to pečiaus, bet jeigu ne, mes einame su Dievu ir toliau. Ir Dievas padarė stebuklą. Jie nesudegė pečioje, buvo įmesti. Dievas palaimina mus, mėlyjei, ir kiekvienas iš mūsų,
Kaip Jėzus sako, ieškokime pirmiausia Dievo karalystės ir jo teisumo. Ieškokime Dievo. Ir visada, jeigu iškyla kažkoks klausimas, Viešpatie, kaip? Viešpatie, aš išeinu su tavimi iš namų, nes aš nežinau, kas už mano namo, už kryžkelio, kas mane laukia. Ir tas pasitikėjimas Dievu yra labai svarbus. Ir žiūrėdami į Jėzų Kristų, mūsų pradininką ir atbaigėją, jis praėjo pirmas. Jis parodė kelią, kaip reikia eiti. Ir jis pasiekė tikslą. Ir šiandieną žiūrėdami į Jėzų, mes suprantame, kad vieni mus girs, džiaugsis mumis, kiti peiks, nesutiks su mumis. Čia yra normali situacija. Bet Jėzus pasitikėjo savo tėvu, jis liko ištikimas iki galo. Broliai seserys, mums paskelbta Evangelija, Kristaus Evangelija, ji nesikeičia. Yra tokia pati iki pasaulio pabaigos. Tik atsiranda žmonės, kurie bando iškreipti Evangeliją. Budėkime, melskimės. Artinkimės prie Dievo. Klausykimės Viešpatės. Klausykimės savo bažnyčios tarnautojus. Nelakstykime kažkur per internetą ir negalvokime, kad mes kažką išgirsime kitokią geresnę Evangeliją. Nėra jos. Evangelija yra pilna. Užtektinai neša palaiminimą. Todėl Dievas tie palaimina mus. Kiekvieną, ir jeigu, mėlyje, mes dar nepasinaudojame Evangeliją, jeigu mes dar neatverime savo širdį Jėzui ir nepasakėme, Jėzau atleisk, Jėzau ateik į mano gyvenimą, Jėzau atneš tą gerą žinią man, kad aš tikrai tai pajusčiau, aš to gyvenčiau ir jis padarys stebuklą tavo gyvenime. Šlovė tebūna Dievui. Amen.